Manau jo, todėl kad labai sunkiai ruošimės, dabar kiekvienos varžybos yra lemiamos. Labai daug ruošimės, tam analizavom, trenerių didelis darbas buvo ir manau išpildėm didelį dalį uždavinių. Ar čia galima pasakyti, kad buvo tas variantas, kai gera gynyba atneša rankas puolime? Manau taip, tikrai gerai dengėmės, manau, susistabdėm su jų. Man patinka vėžliai. Su pagrindiniai žaidėjai, manau, uždarėm jų. Nežinau, tiesiog, manau, sistemingai dirbam tolyn ir ruošimės play-offams. Treneris akcentavo gynybą prieš jų mažų žaidėjus. Karolis Babkauskas šiandien berods įmetė vieną tritaškį, galbūt du. Daugiau kiti kaip ir neišsiskyrė. Mažiukus pavyko sustabdyti. Manau taip. Ruošimės, mes prieš jį matėm varžybas Kalesio. Gerai jisai metė iš tikrųjų, bet tiesiog Derikas gerai sustabdė. Manau, didelių darbas geras buvo didelis. Ir sustabdėm tiesiog, nepavyko jam laisvam išmest. Ar tas sėkmingas pasirodymas Juventus komandos, gana sėkmingas pasirodymas Prienuose ir pralaimėjimas 4 taškais tikrai suteikia kažkokios papildomos motyvacijos šiandien, bent jau patikėti savo jėgomis? Motyvacijos mums, manau, tikrai dabar netrūksta, nes puikiai visi suprantam, kad lemiamos varžybos, lemiamos kovos. Tiesiog, nežinau, einam ir kovojam, stengiamės viską išpildyti, ką treneriai įrodo mums per treniruotės. Manau, viskas pavyko. Dar jau ką galėtų palinkėti ir galim artėti švenčių protų? Daug kiaušinių sveikų.